Sveiki, pristatau Jums dirbtinio intelekto praktinius mokymus mokytojams. Trumpai prisistatysiu, aš esu Indrė Morošikienė, esu oficiali Canva ambasadorė Lietuvoje, esu Microsoft Office specialistė, esu baigusi grafikos dizainą, sertifikuota Google specialistė ir mokymus mes pradėsime nuo dirbtinio intelekto ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gairės pedagogams, aptarsime dirbtinį aktą, atsargumo priemonės, ką būtina nurodyti, cituojant dirbtinio intelekto sugeneruotas nuotraukas. Turėsime labai plačią temą apie teksto pavertimą vaizdu, sužinosime, kaip parašyti užklausas dirbtinio intelekto vaizdui, išbandysime įvairiausias užklausų metodikas, susikursime nuotraukas net su 6 dirbtinio intelekto įrankiais. Išbandysime net tokią galimybę piešimo, kai mes galime piešti ir matysime, kaip dirbtinis intelektas supranta piešinį ir ši funkcija bus visiškai nemokama ir galėsime laisvai išbandyti ją kartu bei su savo mokiniais. Išmoksime iš nuotraukų ištrinti tiek objektus, nereikalingus objektus, tiek išmoksime ištrinti foną ir jį pakeisti, pavyzdžiui, kitų fonų. Taip pat sužinosime, kaip iš nuotraukų, iš vaizdo mes galime paversti į video, pavyzdžiui, turėdami nuotrauką, ją galime padaryti trumpu video. Vaizdo įrašų generavimas. Greitai pasižiūrėsime keletą įrankių, kaip mes galime susikurti video, pavyzdžiui, iš nuotraukų, iš video su tekstu. Garsas į tekstą tai irgi tokia puikia galimybė, kai mes neturime laiko arba galimybės rašyti teksto, tai mes galime jį tiesiog garsu pasakyti ir turėsime jau tekstą parašytą. Teksto generavimas ir redagavimas tai mokytojo darbo optimizavimas, užduotis, testai, pamokų planai, skaidrių turinys, tai žinoma pokalbių robotai, aptarsime net keletą jų populiariausių ir plačiai apžvelgsime 6 populiariausias užklausų metodologijas, kartu atliksime praktiką ir išanalizuosime, kurios metodologijos geriausiai tinka skaidrių turiniui. Ir žinoma, išmoksime kurti skaidres ir prezentacijas su dirbtinio intelekto pagalba, įtraukiant tiek tekstą, nuotraukas bei įvairų turinį. Dirbtinio avataro sukūrimas, tai sužinosime, kaip mes galime įgalinti savo nuotrauką prabilti lietuviškai ir įskaityti parašytą tekstą. Vincentas van Gogas nutapė daugybę gerai žinomų kūrinių, tačiau jo paveikslas Žvaigždėta naktis laikomas žinomiausiu kūriniu. Ir bonus pamoka, kur su jumis pasidalinsiu keletą įdomių įžvalgų YouTube'ės kanalais, kur tikrai galėsite sužinoti įdomių dalykų. Ir jeigu kils klausimai studijuojant arba kyla klausimai dabar, rašykite man nurodytais elektroniniais paštais. Jeigu norite suorganizuoti mokymus savo įstaigoje, taip pat galite man rašyti, viską suderinsime ir aptarsime. Tad linkiu jums prasmingo studijavimo ir įdomių žinių apie dirbtinio intelekto galimybės mokytojams. Priminsiu, šis mokymų video bei visas turinys, kuriuo dalinuosi, skirtas tik jums asmeniškai ir visos teisės saugomos. Draudžiama kopijuoti, skelbti viešai, atkartoti struktūrą ir platinti be raštiško mano sutikimo. Ir visą turinį jau galite rasti svetainėje, tiesiog atėję į svetainę, nuorodą rasite žemiau šio video, matysite temas, greitai galite prabėgti, paskaityti aprašymą ir pradėti studijuoti jau šiandien. Ir žinoma, jeigu norite pasižiūrėti atsiliepimus, tai juos rasite Facebook'o puslapyje Canva mokymai. Tai mokymus vedu nuo 2021 metų įvairiausius mokymus ir Genially, ir PowerPoint'o, ir Canvos, ir dirbtinio intelekto. Tai galite pasiskaityti ir tikiuosi, jūs taip pat, kai išstudijuosite medžiagą, paliksite atsiliepimą arba įvertinsite mokymus žvaigždutėmis. Tad lengvo jums studijavimo ir sakau jums iki susimatymo prie ekrano.